Pavardė jūsų. Ko nori? Paklausiu pavardės jūsų, ne tik vardo. Bibi! Aš dar kartą klausiu, kodėl vyksta toks tyčiojimas, jūs neužmirškit, kad aš jums iškelsiu. Ne bet kokį triukšmą, supratot? Bibi, aš dėjau naktą, aš pisui dainuoju. Vieną sekundę, kas su manim kalba. Žasn! Aš kategoriškai neigiu sistemą, kuri pas jūs vyksta, prašau manęs nepertrauks. Va, Bibi! Todėl, kad aš užregistravau šiandien paryčiui šitą informaciją ir priėmės manęs Danutė Jusienė, jeigu tokia pavardė ir vardu prisistatė melagis arba nesantis vaiduoklis, tai čia ne mano reikalas. A girdė tu žuvies grybę, kurva? Kaip pisi kiaušius. Privalot keisti sistemą. Viens, tai kad aš šitus duomenis skaičiau iš knygelės, iš 2 knygelių netgi. Ir tai galiu įrodyti bet kuriam teisme. Ir aš tą padarysiu. Tu girdė, tu beprotė. Ten nebuvo nei vieno žodžio, nei vieno garso, nei vieno rašmens, kuris netitiktų juridinės fiksuotės. Supratot? Telėk žasinę, nakui. Ir man tiesme, kad prašyčiau nepudruot. Aš laukiu nedelsiant, įjungiant tą telefoną, už kurį sumokėti pinigai, jūsų gaujos kišenėse yra 13 dienų. Ai, tu nakui! Va, Bibi. Supratot? Nedelsiant, o visi aiškinimai eina po to. Kada ir ką jūs pavagėt? Va, Gėblė. Tavo operaciją reikia padaryti galvos. Supratot? O dabar aš laukiu viršininko. 14 kartą laukiu viršininko. Ko nori? Piste nori, ar ko?